Aš kaip juokauju su draugėmis, nes ateina pas mane, aš girdėjau, kad negalima. Sakau, pala. Gerai. Aišku, tu girdėjai, nes būtent tai parduoda. Ir tai duoda klikus ir taip toliau. Ir panašiai, nes tu padarysi video ar ten postą apie... Čia dabar paskutinis turbūt yra žemės riešutų sviestas yra blogis, ane? Taip. Okay. Ir jau didelis skandalas. Nu, tai sakau, gerai, tada pradėkim, nes tie skandalai iškyla. Taip. Bulvės, blogis. O dabar, bulvės tai jau gerai, ne? Jo. Mūsų kūnas nesukurtas, va taip va, būtų visą dieną. Šitaip mašinoje taip pat, ne? Taip. Maistą užsisakom šitaip, ne? Boltas viską atveža. Ne taip mūsų kūnas sukurtas. Mes privalom kasdien judėti. Ir aišku, nutingisi, norisi patogų nedaryti. Taip. Bet kito kelio tai nėra. Yra darbų sąrašas, atsiverti ir darai ir viskas. Tai čia, tai ar pagal motivaciją visi dirba. Tai jeigu visi dirbtume pagal motivaciją, pusė darbų būtų nepadaryta, daugiau darbų. Okay. Čia aš taip pat ir su sportu ir su mityba. Nėra motivacijos. Ir gerai, tai darom be motivacijos. Jau dabar? Jau dabar. Kėlaisu. Tai ką, tavo šypsena iš karto įsijungia? Exciting. Tai ką, šiaip mes čia taip jau prikalbėjom, apie ką čia kalbėsim. Bet žodžiu, man labai faina šiandien su tavim pasikalbėti. Aš vis tavo Instagramo vis žiūriu, vis seku. Ir man labai, kadangi seku neilgai, žinau nedaug, tai man labai įdomu sužinoti tavo nuo pat pradžių, kaip tu viską pradėjai, ar turėjai labai didelius planus, ar kaip tik tų planų nebuvo. Žodžiu, tą visą tavo išsirutuliojimą, o po to pakalbėsim apie visiškai kitą pusę, kurios tu savo Instagram'e nerodai, bet irgi tavo didelė gyvenimo dalis yra. Tai žodžiu, tai pradėkim nuo tavo asmeninio to Instagram'o. Tai pirmiausia, labai smagu būti čia ir pasidalinti. Tokio atrodo, Instagramas gavosi taip automatiškai. Jisai nebuvo labai stipriai planuotas. Nuo pat pradžių aš pradėjau dalintis apie vandens sportus labiau, apie kaitavimą, keliones, bet tada aš įlindau į mitybos studijas, į sportą, pradėjau treniruoti žmonės ir supratau, kad man reikia platformos, kurioje galėčiau savo paslaugą reklamuoti. Ir taip po truputėlį prasidėjo ir patarimų dalinimas, ir savo žinių pasidalinimas. Ir aš norėjau pasidalinti savo patirtimi, kuri nebuvo gera visų tų svorio metimų atžvilgių ir panašiai. Tai norėjusi, kad kuo daugiau merginų tos blogos patirties nekartotų. Ir norėjusi paaiškinti, kodėl yra ne taip, o kitaip, kodėl ypatingai ir socialinės medijos, ir įvairios kitos medijos mums reikia dideliais straipsnis ten kažko nevalgyti ir panašiai. O aš norėjau lysti į tai, kad aš norėjau paaiškinti, kodėl tai neveikia ir kodėl reikėtų į visą tai keliauti kitaip. Tiesiog norėjusi pasidalinti ir savo patirtim, kurios norėčiau, kad kitos nekartatų, ir žiniomis. Ir tada, žinoma, kartu ir pareklamuoti savo pačios paslaugas ir padėti kitoms. Tai žodžiu, pradėjai su tokiu, kad pasibandyta, pasirodyti, tu tiksliai nežinojai, ką tai nuves, ar tu iš karto planavai, kad bus kažkokia platforma, kad kažką darysi? Ar... Taip stipriai aš tikrai neplanavau. Aš visada savo Instagramą kūriau kaip savo asmeninį prekinį ženklą, kaip dalinimas į savo patirtim, savo žiniomis, o ne kaip kažkoks brandas, kuris daro vien paslaugą kažkokią. Ir tada pradėjo, kuriuo momentu jau atsirado ta pati bendruomenė ir visa svetainė, visas tas jau... Aš studijavau mitybą per pandemiją kaip tik ir tada užpuolė mus pandemija, visus uždarė, ne? Ir tada kaip tik atėjo tas laikas, neturėjom daugiau ką daryti ir aš pradėjau dalintis viskuo ir ką žinau ir kaip sportuoti namuose. Ir manau, kad būtent tada žmonės pradėjo daugiau jungtis ir bandyti, ir klausyti, ir imti taip kaip pavyzdį, kaip motivaciją patiems judėti, patiems daryti. Ar nebuvo tokio, kaip, nes irgi, ką aš labai dažnai pastebiu, ten kalbėdama su klientais ar per konsultacijas, kad pradeda daryti savo Instagramus, pradeda kurti turinį, bet labai greitai negauna kažkokio grįžtamojo ryšio.
Ir tada krenta labai motivacija, tada vėl nebedaro, tada vėl pradeda daryti. Tai labai aš visada juokauju su žmonėm, kurie dabar ateina ir nori, bet aš noriu kurti Instagramą. Sakau, 2 metus sėdėsiu be nieko. Taip. Aišku, čia buvo mano bandymas ir buvo labai daug bandymų ir taip toliau. Ir taip, aš kokius... bent metus tai tikrai neturėjau iš to jokios finansinės naudos ar kažkokių klientų. Apie metus buvo vien turinio kūrimas. Bet aš esu sportininkė daug metų, aš daug metų sportavau, žinau, kad per savaitę, net per mėnesį nepasidaro. Aš turiu daryti. Ir taip, ta motivacija krenta. Bet lygiai taip pat kaip su sportu, tai ne su motivacija mes turėtume eiti sportuoti, tai yra neprivaloma. Taip. Tai ar buvo tokių mirties etapų, tokių pasivaidenimų, kur tikrai buvo, bet aš kažkaip visada žinojau, kad, reikia daryti ir darom, ir darau, ir, jeigu nėra motivacijos, vis tiek darau be motivacijos ir aišku, kad buvo tų, kad aš jau vyrui verkiu, ką aš darau, ką. Reikia susirasti darbą ar kažkas panašaus. Tai va, nes aišku, jisai buvo mestas dar prieš visą tą pandemiją ir taip toliau, kai jau aš tiesiog grinai įlindau į savo veiklą ir galvoju, viską aš bandysiu savo veiklą. Juokingiausia, kad prieš tai aš galvoju, vyras dirba, tai jeigu ką, jisai man padės šituo kūrimo etapu. Ateina pandemija, jisai dirba turistiniam versle, jo verslas yra 0. Tai jau teko su motivacija ar be? Daryt, be klausimų. O aš kadangi ir kalbėjom prieš tai, kad atsiskrolinau tavo visą Instagramą nuo pat pradžių, tai iš pat pradžių jis buvo anglų kalba, po to ėjo anglų lietuvių, po to lietuvių anglų ir dabar jau lietuvių. Tai kas čia buvo per... Iš pradžių, aišku, norėjau užkariauti visą pasaulį. Tada supratau, kad man nepavyks. Ir tas supratimas turbūt atėjo dėl to, kad mano srityje, aš bent jau pastebėjau, kad moteris merginos nori kreiptis į savo kalbą arba savo šalies atstovą labiau. Nebent tu jau ten esi super mega superstar ir tada jau galbūt jie irgi yra sekami. Antras dalykas, žinoma, lietuviai puikiai šneka angliškai. Bet žmonės socialiniai medijai nori atsipalaiduoti ir jie nenori galvoti ir skaityti ir verstis, visada daug lengviau iš karto priimti tą turinį savo kalbą. Tai dėl to kažkurio momento aš supratau, kad gal man reikėtų truputėlį nusileisti ant žemės, kol netavau tą super megastar ir imtis vienos šalies. O tai jūs rodė, ne? Tai nenorėjau, ten va tos... Aš ten dariau asmeninės treniruotės pakankamai ilgai, bet mes žiemomis iškeliaujam. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą aš susirandu klientūrą, po pusės metų aš ją turiu palikti ir ieškoti naujos, tada aš supratau, kad jeigu aš noriu visą tai daryti bendrai, tai man reikia daryti online ir pasirinkus vieną vietą. Ir vis tiek aš geriau suprantu ir kultūrą lietuvišką negu graikišką. Ir žinau maisto ir mitybos įvairius įpročius geriau lietuvių negu graikų. Tai dėl to aš pasirinkau dirbti su Lietuva ir galiausiai mano pats Instagramas perėjo į lietuvišką. Tiesą pasakius, po to ir teko labai daug peržiūrėti sekėjų ir jų ištrinti ir juos atsifiltruoti dėl to, kad vis tiek buvo daug užsieniečių, kurie nepirks mano paslaugos. Ir aš tą puikiai žinau, nes aš jos nedarau kitą kalbą. Ir buvo daug užsieniečių, kurie ten labiau, kad pasižiūrėti tavo asmeninį gyvenimą, o ne pasimti kažką gero iš to, ką aš duodu. Tai dėl to teko tikrai stipriai peržiūrėti ir ištrinti ir atsifiltruoti sekėjus ir pradėti ne nuo nulio, bet su daug mažesniu sekėjų ratu ir tada jau kurti tą bendruomenę, kuriai tikrai rūpi ką aš darau kaip paslaugą. Kaip tas tau buvo užkūrimas visos bendruomenės? Ar pas tave buvo taip, kad atėjo kažkiek klienčių ir kažkaip tos online treniruotės pradėjo vykti, ar iš karto darėjai platformą, kad jas kažkur suburti tą vieną krūvą? Ne, online treniruotės tai prasidėjo tik tai prieš prieš 2 metus gal dabar, kai jau prasidarė grupė ir tada jau mes darėm visą grupę. Prieš tai aš dirbau daugiausiai su individualiais planais.
Tai individualiai aš dirbdavau, bet matau, aš įsivaizduoju, kad ta pati bendruomenė buvo tiesiog mano pačioj platformai, kad moteris prijaučia tam, ką aš transliuoju, kad aš visada sakau, kad turi būti balansas, o ne kažkokie draudimai. Ir ypatingai moteris jau patyrusios kažkokius mitybos sutrikimus ar tą jojo efektą, kur bando, nesigauna iš naujo ir vėl iš naujo ir vėl iš naujo. Tai aš komunikuoju joms ir manau, kad būtent jos pas mane ir prisijungia, o tada jau jos jungiasi į grupę. O šiaip, kalbant apie, labai yra daug kas dalinasi apie sportą, apie mitybą, receptais, patarimais, tips and tricksais, ką daryti, nedaryti. Ir aš save pagavau, klausiaus vieno podcast'o ir to podcast'o metu, žodžiu, kalbėjo moteris, kad kiekvieną rytą geria karštą vandenį. Ne karštą, ten šiek tiek pravėsusi. Ir žodžiu, kad čia geria kiekvieną rytą, kaip jai gerai, taip toliau ir panašiai. Galvoju, ir aš, žinai, pabandysiu. Ir aš kiekvieną rytą geriu, žodžiu, tą vandenį. Ir išeina naujas podcastas, aš jį vėl žiūriu ir to podcasto metu aš laikau tiesiog to karšto vandens stiklinę rankoje ir to podcasto metu sako, mes gavom tiek daug komentarų, kad kaip negerai gerti karštą vandenį ir kad susigadinsit organizmą. Ir aš to stoviu su ta karšto vandens stiklinė ir galvoju, ką man dabar su juo daryti, man gertą vandenį, negerti. Ir su visais šitais patarimais, tai aš kaip juokauju su draugėmis, nes ateina pas mane, aš girdėjau, kad negalima. Sakau, pala, gerai. Aišku, tu girdėjai, nes būtent tai parduoda. Ir tai duoda klikus ir taip toliau ir panašiai, nes tu padarysi video ar tam postą apie... Čia dabar paskutinis turbūt yra žemės riešutų sviestas yra blogis, ne? Taip. Ir jau didelis skandalas. Tai sakau, gerai, tada pradėkim, nes tie skandalai iškyla, bulvės, blogis. O dabar, bulvės tai jau gerai, ne? Jo. Riebalai, blogis. Dabar tai jau gerai. Angliavandeniai, blogis. Tai taip visada bus, nes tai parduoda, tai sukelia klikus, tai didina peržiūras ir taip toliau ir panašiai. Tai aš labai stengiuosi tokių, ir aš viską valgau ir viską leidžiu, ir klientėm leidžiu, ir savo leidžiu, bet svarbiausia yra balansas ir saikas. O tai kaip tu galvoji, kaip tada atsirinkti tuo žmonės, ką sekti socialiniuose tinkluose, nes tai yra tiek daug visko. Labai daug, ir tai labai daug skirtingų nuomonių, nes tu vieną paklausysi karštą vandenį, kitą sakys šaltą vandenį. Bet vis tiek rasim, jeigu tu dar paguglinsi visą tai, rasi, kad blogai. Ir vienas, ir kitas. Tai čia jau iš tikrųjų reiktų žiūrėti ir pagal save, kas tau tikrai veikia, ką tu bandai, kas tau artima, nes jeigu tu niekada nebandai nieko, tai tikėtina, kad didelė antraštė, kad tu numesi 15 kg per savaitę, tau bus artima šiuo metu, nes tu nori dabar. O jeigu tu jau bandai ir tau jau tikėtina nebe 20 metų, tai užnosi, kad čia be šansų. O tai gerai, tai irgi paminėjai, kad ateina, aš čia mačiau, aš čia skaičiau, ar čia tikrai, čia iš esmės šiek tiek yra red flagas irgi iš žmonių, kurie, nes visada aš irgi įsivaizduoju, bus tokių, moterų ar žmonių, kurie išgirs kažkokį patarimą ir bėgs pas tą žmogų. Išgirs kažkokį kitą patarimą, kuris labai patiks, vėl bėgs pas kitą trenerį. Ar tu tą jauti pas ateinančius naujus žmonės, kažkokius red flagus ar kažkokius? Sakyčiau, mane taip labai nėra. Gal aš labai transliuoju tą, kad mes nesimsim jokių čia griežtų ir pas mane greito rezultato nebus. Aš fokusuojuosi, kad mes siekiam rezultato ir jį išlaikom. Čia visada mano pagrindinė žinutė, kad rezultatą reikia ne tik pasiekti, bet ir jį išlaikyti. Numesti svorio yra lengva ir greita gali būti, o jį išlaikyti, tai sėkmės. Tai aš manau, kad tas atsifiltruoja, aš čia labiau žinai apie drauges, šneku, kurios galbūt neturi tiek daug žinių apie mitybą, bet lygiai taip pat aš išgirstu kažkokį mitą apie socialinę mediją ir aš jau tai jau man reikia 5 reelsus daryti per savaitę. Tai lygiai taip pat, jeigu mes į tai nesigilinam, mes neturim ten labai stiprių bazinių žinių, tai kiekvienas toks išgirstas didelis skandalas, mums jau norisi jo imtis, nes galva greitą rezultatą gausiu, galva 20 000 bus sėkėjų per... Jo, bet čia iš tikrųjų toks, kur, tu logiškai suvoki, kad taip nebus. Būtent, betgi kažkas pasakė, tai gal čia bus. Gal pabandysiu, o jeigu... Tai gerai, tai dar su reelsais ten ar kokia socialinė medija, tai bent nepakenksi sveikatai. Taip. Problema su mityba ir sportu, kad tu gali labai pakenkti. Psichologiniai, emociniai, ypatingai. O tai kiek, pavyzdžiui, irgi čia toks
kiek tavo bendruomeniai reikia iš tikrųjų tos informacijos apie sportą, kaip taisyklingai daryti, kaip taisyklingai valgyti, bet kiek iš tos visos dalies yra, tas palaikymas, tas ryšys, tas toks, Aš sakyčiau, anksčiau tai labai daug reikėjo tos informacijos, ten visokie kaip, ką, tiksliai ir panašiai, dabar kai tos informacijos yra tiek daug, man labiau norisi eiti per emociją. Ir dėl to aš ir video kuriu per tokį juoką kartais, kad atpažintume savo situacijas ir gebėtume iš savęs pasijuokti, nes aš kad pasakysiu, kad kažko reiktų nedaryti ar kažkaip reikėtų daryti, pripažinkim, daugeliui pro vieną ausį ėjo, pro kitą išėjo, nes kol tu nepamatai gyvai tos situacijos arba pats nepatiri, kad tai yra netinkama, tol tu vis tiek darysi. O tai gerai, tai žodžiu, pradėjai kurti bendruomenę, ar kaip ta bendruomenė, jinai, kiek bendravimo joje, ar ten tiesiog susitikimai, tie treniruotės? Mūsų grupėje turime, ne? Taip. Mūsų grupėje, tai aišku, treniruotės visi gali daryti kam kada patogu, nes tai yra įrašai. Okay. Tai gali daryti 5 ryto, gali daryti 5 valandą, gali daryti, kai vaikai miega, nes mes tikrai labai daug jaunų mamyčių, kurios turi vaikus namuose, kas yra labai labai patogu. Gali sustabdyti, gali susitrumpinti, yra visada pasakyta, kada, kiek gali susitrumpinti. O jau pati bendruomenė, tai ten jau chatas tas vadinamas, jau jungiasi merginos, kurios nori jungtis. Aš tikrai nemanau, kad visom to reikia. Ne? Vienos nori labiau geriau daro pačios savo, kai pasižada, kitom geriau, kai kažkas iš šono dar pasižiūri ir galbūt džedžina, gal jos galvoja, kad džedžina, ne? Bet norisi kažkam pasisakyti. Tai ten prisijungiau, kas nori. Ir tada jau paprastai kasdien dalinasi, kaip sekasi, kas savaitę dalinasi, kaip sekasi. Ir tada dažniausiai aš stengiuosi pakomentuoti, pasakyti, galbūt va čia galėtų būti kitaip, kaip išsisukti iš tam tikrų situacijų, nes pripažinkim, tai gali susiplanuoti vieną, o yra vaikai, yra gyvenimas, yra skubu, yra lekiu, yra darbai ir taip toliau. Ir aš stengiuosi padėti jau kaip išsisukti iš tam tikrų tokių gyvenimiškų situacijų ir padaryti tiesiog geriau. O ne, kad tau negalima. Viskas visam galima, bet svarbiausia, kad vis tiek mes be plano šiais laikais, labai sunkiai ir maitintis gerai gali, ir suspėti viską sunkiai gali, nes tiesiog yra per daug visko. O tai nereikia iš pat pradžių, kai atsirado ta bendruomenė, jos pakurstyti, nes vis tiek ateina žmonės ir ne visi yra linkę, tarkim, bendrauti. Tai visada reikia, tai ir dabar reikia, ir aš stengiuosi pati visada ten būti ir prisijungti ir pati parodyti, kad ir aš ne visada viską idealiai darau. Galbūt man norisi, kad vis tiek mes lietuviai nesam tokie labai stipriai norintys viskuo dalintis. Tai aš labiau noriu, kad ten merginos parodytų, kad yra visaip. Ir labai faina, kai jos ir pasidalina, kad tikrai yra visaip. Tai, tai sakai, ir mamytė sportuoja ir visi, kas kada nori sportuoja. Tai ar įmanoma pasiekti gerų rezultatų namuose? Laisvai. Laisvai? Jeigu tik darysi, tikrai įmanoma. Aš pati daug metų ir dabar sportuočiau namuose, tai kadangi keliavimas prisideda, tai jau negaliu keliauti su savo svoriais, ne? Bet visą pandemiją, visą laiką sportavau namuose ir laisvai galima pasiekti. Tai iš esmės žymo visai nereikia. Svarelių ir gumos? Gumų, taip, viskas, vietos. Bet reikia daryti. Taip. Neužtenka vien būti kažkokiai grupiai, iššūkyje ir reikia daryti pastoviai. O tai kaip, tavo nuomonė yra geriau sportuoti? Ar tarkim ten 3 kartus per savaitę, bet ilgesnės, tarkim, treniruotės, ar trumpesnės, bet, ten, nežinau, kas antrą dieną, vos ne kiekvieną dieną? Mano nuomonė, treniruotės turėtų būti sunkios, o ne 10 minučių aš pasidariau mankštelę. 10 minučių mankštelė yra geriau negu nieko, bet pripažinkim, tai nėra ta treniruotė, kuri išmeta tavo kūną iš komforto zonos. O komforto zonai pasikeitimai ir stiprėjimas nevyksta. Tai mano nuomonė reikėtų padaryti geras, stipres, bent 3 treniruotės per dieną, bet kiekvieną dieną reikėtų pajudėti. Pasivaikščioti. Mūsų kūnas nesukurtas taip būti visą dieną. Šitaip, mašinoje taip pat, ne? Maistą užsisakom šitaip, ne? Boltas viską atveža. Ne taip mūsų kūnas sukurtas. Mes privalom kasdien judėti. Ir aišku, nutingisi, norisi patogų nedaryti.
Bet, kito kelio tai nėra. Taigi kur ta 10 000 vaikščioti ratais, kvadratais? Tai kur aš eisiu, taigi blogas oras. Taip. O šunį turint, tai niekas neklausia. Jo. Bet šuo irgi ne visada 10 000 žingsnių nori. Jisai tai nori. Žmogus dažniausiai nenori. Ne, šuo tai norės. Bet čia yra mūsų ta visuomenė šiuolaikinė, kuris sėdi, nuo ryto sėdė, lovoje atsibudo, pavalgė prie stalo, nuvažiavo į ofisą, atsisėdo, mašinai pasėdėjo, pas vaikus nuvežė juos į būrelius, bet tada patys pasėdėjo. Ja. Tai apie kokį mes progresą šnekam? Apie kokį mes fizinį kūną šnekam? Apie kokias jėgas, energiją mes šnekam? Iš kur? Taip. Iš sėdėjimo? Bet čia yra mūsų, mes norim patogumo, ne? Visi mes buvom sukurti norės patogumo, bet tai kitaip patogu. Pasikelt nuo sofos ir padaryti, yra labai sunku. Emociškai yra labai sunku. Ypatingai visi dabar tiesiog normalu yra sėdėti, ne? Bet šiaip, dabar jau daug, kaip pasakyti, populiariau yra jau sportuoti. Taip, bet vėlgi mes turime omeny eiti į džimą, bet senais laikais, taigi žmonės dirbdavo laukuose, nevažinėdavo mašina. Taip. Ir netgi nebuvo tokios problemos kaip overweight, per daug svorio, reikia pastoviai mesti, ne? Tai kokios dabar, su kokiam dažniausiam problemom dabar ateina moteris? Tai populiariausia, žinoma, yra ta, kad nori pagerinti formą, bet visada kartu su tuo yra ir energijos trūkumas, ir emocinė nusivylimas savimi. Nes mes, vėlgi, tas pats pasitikėjimas savimi ir ateina iš to darimo, nes mes savo pažadėjimo nedarom, tai iš kur tada jisai bus. Tai toliau ateina pats nesusitvarkymas su maistu, vėlgi, ta pati emocinė sveikata, kad nesijaučia gerai. Tai va. O tas ateina dėl to, kad mes valgom patogiai. Tai yra užsisakyti, pasimti iš parduotuvės ir panašiai, nepasigaminam savo, valgom per daug perdirbto maisto ir nejudam. O tai gerai, tai mityba, tai sakai, galima valgyti viską, svarbiausia yra balansas, tai kaip iš esmės turi atrodyti mityba, mes turim labai viską skaičiuoti? Ne, tikrai ne, paprasti žmonės turiuomenį, ne atletai, skaičiuoti tikrai, mano nuomonė, neturi ir kaip tik tas dažnai mus nuveda prie mitybos sutrikimų, nes visą maistą pradėsim matyti tik tai skaičius. Bet mes neturėtume valgyti, kaip dabar yra patogu, ne? Pusryčiai, tai sausi pusryčiai su pienu, tada užsisakiau dienos pietus restorane šalia ir tada užsisakiau voltą, kad man atvežtų. Taip. Jie gali būti ir geri tie patiekalai, bet dažniausiai restoranuose patiekalai yra ruošiami taip, kad jie būtų pigus, kad jie uždirbtų daugiau, tai reiškia, jie turės daugiau angliavandenių ir daugiau riebalų, kad būtų skaniau. O tu esi už ar prieš šitos maisto, kur atveža visai dienai tą racioną? Ten jau visai kas kita. Aš čia labiau šneku apie tokius, kur dienos pietus, užsisakiau bet ką iš Volto arba iš supermarketo pasiėmiau, ką tik tai mikrobanginį reikia įsikišti ir taip toliau. Tai, žodžiu, nėra blogas prenumeratas. Ne, prenumeratas, manau, pakankamai gerai padaro, nes jie jau žiūri ir į makroelementus, ir jie jau visai kitaip juos ruošia. Bet čia gal irgi toks, tos prenumeratos toks gaunasi trumpiausias kelias. Taip, ir jos neišsprendžia problemos, kad tu nežinai, kaip valgyti, kad tavo kūnas funkcionuotų geriausiai. Aš visą sakau, kad reikėtų valgyti ne kažko atsisakyti, o reikėtų kaip tik pirmiausia fokusuotis į tai, kaip valgyti, kad tavo kūnas fokusuotų geriausiai. O ne, dažniausiai žmonės pradeda nuo man negalima angliavandenių paščių, man negalima šokolado, man negalima saldumynų, man negalima. Bet jeigu mes fokusuosimės ten, tai ten mūsų galva ir bus, kaip tik to labiau norėsis. Taip. O jeigu fokusuosimės gerai, tai kaip man reikėtų valgyti, kad mano kūnas funkcionuotų geriausiai. Tai reiškia, man reikia suvalgyti pakankamai baltymų, kas nėra šiaip tai lengva. Taip. Suvalgyti gerų angliavandenių, kad turėčiau tos pastovios energijos, suvalgyti riebalų, kad mano hormonai funkcionuotų gerai ir pakankamai skaidulų. Tai reiškia, mes negalim jau imtis supakuoto maisto lengvo, paprasto iš supermarketo, nes ten skaidulų bus labai mažai. Tikėtina per daug riebalų, ne? Tai jau reikėtų planuotis, gamintis ir taip toliau. O man čia yra vienas klausimas su baltymais.
Dabar labai daug yra visokių proteinų ir vat, aš ką irgi matau socialiniuose tinkluose, tai viską darom su proteinu. Blinelius su proteinu, vaflius su proteinu, košę su proteinu, nu žodžiu, kad ir ką darysim, kad būtų baltymų, dedam proteiną. Bet ar tikrai visada, ar kiekvienas žmogus turėtų vartoti proteiną? Tikrai ne, ypatingai jeigu jisai nėra profesionalus sportininkas ir gali laisvai baltymus susirinkti iš maisto. O laisvai. Kas, tokia pagrindinė? Čia yra tiesiog labai palengvinimas surinkti jų daugiau. Tai yra naudoti papildus. Ar juos reikia visiems naudoti? Tikrai ne. Pavyzdžiui, mes naudojam vasaros metu ypatingai užkandžiam paplūdimy, nes jam nereikia šaldytuvo, jam reikia tik vandens. Ir mes naudojam jau kaip tokį greitą užkandį. Tai va, bet žmogui kiekvienam kasdien reikia, tikrai ne. Ar nėra, pavyzdžiui, tarkim, jeigu žmogus ten nori mesti svorį, tarkim, ir ten nėra, kad proteinė, vis tiek ten yra visokių ir saldiklių, ir jie dažniausiai visi saldus būna, ir tada irgi traukia liktis prie to saldumo, tada dar... Čia šitas dar nėra taip visiškai pilnai įrodyta ir traukia prie saldumo, tai dažniausiai, kad jeigu tu mažai valgai ir tu esi kalorijų deficite, tai aišku, traukia. Vienas dalykas, antras, jeigu tu įpratęs juos valgyti, tai va su kavutė kiekvieną dieną kažką saldaus. Tai aišku, kad prie jų traukia, nesvarbu, ar tu naudoji saldiklius ar nenaudoji. Tai yra įprotis, kurį reikia keisti. Gerai, tai žodžiu. Kuriam reikia įdėti pastangų, kad pakeisti. Nes žmonės atrodo, tai jau dabar turėčiau nenorėti. Čia kaip atsisakyti blogo įpročio. Taip, čia sudėtinga, tai reikia irgi valios. Nėra savaime. Taip. Nėra savaime, saldumynai taip pat. Reikia tiesiog įdėti 2 savaitės rimtas, o tada jų nebesinorės. Plius, aišku, yra visokie miego trūkumas, moteriams yra ciklas, yra visokių tų keičiamųjų, ne? Taip. Bet mes galvojam, kad mes robotai ir nusprendėm, tai jau dabar nenorėsim. Nebus dėl to ir jeigu fokusuosim į tai kažko tik tai nevalgymą, mes savo hormonų ir alkio neapeisim. Kažkurio momentu vis tiek jisai išlys ir mes tada persivalgysim ir tada dar save labiau graušim. Tai žodžiu, jeigu norim nebevalgyti saldumynų, tai reikia negalvoti, kad nevalgom saldumynų. Pirmiausia, reikia valgyti pakankamai ir maistingai. Nu ir tada dar susitarti su savim, kad ar tikrai noriu kasdien į save dėti tokį nereikalingą dalyką. Kartais valgys saldumynį, labai gerai, pasimėgau. Bet tu kasdien valgydamas, ar tikrai mėgaujas tiek? Čia va, kaip tu visi keli, kad jūs pasimėgaujat vis po tarčiuką, Bet tai negi savo vaikam leisi kasdien valgyti saldumynį? Tai aišku, kad ne. Ne, bet savo. Tai kas tas saldumynį? Taigi čia vienas prie kavos. Ne. Čia, man atrodo, tas labai ofisuose visokiuose, kur komanda žinai dirba. Tai čia visi prie kavytės. Tai šiandien vienas atnešė, kitą dieną kitas, trečias ir panašiai. Bet čia irgi tada sudėtinga, kai esi tokį... Socialinė, čia taip pat kaip nustot gerti alkoholį. Sudėtinga, bet jeigu tu turi tikrą motivaciją, tu supranti, dėl ko tu tai darai, tu darai ne dėl savęs, o ne dėl kitų. Taip. Gerai, grįžtam prie turinio. Kas tau iš esmės sunkiausia, dabar žiūrint į savo Instagramą, kokį turinį kurt, ką sunkiausia? Man sunkiausia yra turėti strategiją ir gražiai susiplanuoti. Visi marketingo specialistai priekš prie sienos, bet nes aš einu iš širdies, iš to, ką jaučiu, iš to, kokias temų, dėl ko manęs dabar klausinėja, ar mano grupė, ar tiesiog sekėjai, ar kokią aš pagavau save, kokioje situacijoje ir aš tai transliuoju dažniausiai. Bet iš esmės vis tiek, tu turėjau tą discipliną, tu žinai, kad turi kelti, tu žinai, kada turi kelti. Taip, dėl disciplinos tai tikrai aš žinau ir aš stengiuosi pasiruošti į priekį, bet neturiu strategijos teisingos. Tai ta strategija man labai nesiseka. Čia irgi tokia, man irgi iš tikrųjų yra dvejopi jausmai, nes kai yra asmeninis prekės ženklas, jis turi šiek tiek gyventi tuo, kas vyksta. Bet kodėl visur taip akcentuojam tą, kad turi susiplanuoti, turi išsistrateguoti, dėl to, kad dauguma taip ir nepasidaro dalykų. Gal, bet man tas labai, aš vis girdžiu tą ir aš esu mokiusis tą ir aš žinau, kad reikėtų. Tai varau be strategijos. Tai va tas yra sunkiausias. Susiplanuot kartais gaunasi gerai, kartais reikia jau forcinti, bet aš stengiuosi vis dar
pasigaudyti idėjų ir susirašyti jas. Ir tada jau susirašiusi, jau stengiuosi susifilmuoti. Dažniausiai aš vis tiek, man geriausiai einasi filmavimas, nors, aišku, jis daugiausiai užtrunka, bet man kažkaip su nuotraukom taip gerai niekada nesėjo. Man smagu filmuoti tikras situacijas ir istorijas, ir kad žmonės save atpažintų, ir kad pasijuoktų galbūt. Bet su strategija tai nesiseka. Bet, svarbiausia, kad yra, žinai, tas pastovumas, kad nežinai, kad šią savaitę, žinai, keliu ten belenkią, kitą savaitę nieko nekelsiu ir po to dar trečią savaitę teisiu ir sakysiu, tai kodėl pas mane nėra klientų. Ne, aš stengiuosi jau 3 postus padaryti per savaitę. O storius kasdien. Nebūtinai tai yra labai rimti storai, kartais tiesiog pasidalinimas iš gyvenimo, storai labiau toks gyvenimiškas dalykai ten vyksta, o jau postai labiau tokie, iš kurių galima pasimti kažką. Tai tavo įdomiausia, žodžiu, yra video turinys, ane? Man įdomiausia video, sunkiausia, nes aš prisigalvoju kartais ten scenų ir veikėjų ir dar kažko. Tai sunku su savim dirbti kartais, bet man įdomiausia tą daryti. Tai dabar turi Instagramą ir TikToką, ne? Turiu TikToką, bet ten taip daug rečiau ir labiau tą patį, ką Instagram'e. Instagramas mano pagrindinis. Tai žodžiu, nesidar. Tikrai TikTok'e, kur ten nuvarytum. Nemoku dar ten. Aš per sena jaučiuosi TikTok'u. Mano irgi, TikTok'as nėra mano meilė. Man ten, kaip ir kalbėjom praeitam podcast'e, kad toks TikTok'as dar atrodo wild, žinai, kažkokia vieta, kur tu nežinai, kas išpopins dar. Aš pati net nesuprantu, ką man jisai meta. Ir visai nei mano tema net meta temas atrodo. Tai aš dar jo nesuprantu. Kaip manai, kas yra tavo geriausi sprendimai padaryti dėl savo bendruomenės, dėl savo augimo? Dėl savo... Tai manau vėlgi tas pats kūryba, kad ieškoti įdomių sprendimų, kuriant, ieškant, kaip pateikti temas įdomiai. Tai manau, kad tas tikrai ir pritraukia ir matau, kad žmonės mato ir pasijuokia ir galbūt net pasimoko iš tų video, kurie yra juokingi, bet tikrai atspindintis kasdienės situacijas. Ir manau, kad pastovumas. O kas manai tokie blogiausi sprendimai? Nebūtinai blogiausi sprendimai, bet tokie, kur... Manau, kad galėjau pradėti anksčiau, žinai, ir teisingai pradėti, ir lietuvių kalba pradėti iš anksčiau, ir labiau į tą temą, o ne vandens sportų temą. Tai toks atrodo, kad anksčiau galėjau visą tai daryti. Ir aišku, man sunku ir visada save graužiu vasarą, kai dar neatsiranda, o mes dirbam visai kitą darbą. Papildomai kartu, tai aš apleidžiu savo. Tiesiog nėra nei laiko, nei jėgų padaryti gerai. Tai tada kenčia ir kiekybė, ir kokybė. O tai sakai, video turinys, o tai YouTube'as, negalvoji ten eiti išbandyti? Aš esu buvus jame ir jau seniai dar pačioj pradžioje, aš dariau ir YouTube video, bet ten dar daugiau, ten reikia dar daugiau daryti ir montuoti ir tiesiog buvo per daug. Neplanuoji žodžiai į YouTube'ą? Kokius vlogus daryti? Jo, aš labiau netgi tos pačius ilgesnius vlogus daryti Instagram'e jau užima labai daug. Taip. Plius aš filmuoju treniruotes savo grupiai, tai jau pas man filmavimo. Ir montavimo. Montavimo yra pakankamai, man atrodo. Tai negalvoju, neplanuoji žmogaus, kuris apsimtų tik tais montavimu, tada... Man montuot patinka, man pačiai įdomu, aš noriu montuoti kaip aš noriu. Aš nežinau, ar kitas žmogus... Turbūt galėtų, aišku, aš čia pati susigalvoju tokią, bet šiaip man įdomu pačiai montuoti, surasti sprendimus kažkokius. Aišku, treniruotės nelabai lengva montuoti, nes tu tik tai sudedi, vis tiek jos eina ištisinės, o pačius Instagramo video, tai aš jau, man įdomu, ir ten visokius ir prie muzikos kartais pritaikyti, arba dabar daugiau su kalbėjimu viskas vyksta, bet man jau nėra sunku jas montuoti, nes aš jau išmokusi gerai. Bet ar šiaip teko tau dirbti su specialistais, su marketingistais, kas prisidėtų prie tavo profilio ar prie vandens šitų sportų? Ne, su niekuo neteko dirbti. Ir niekada negalvojai, neplanavai? Visada atrodo, kad gal reikėtų, bet kažkaip padarysiu.
Vyras tik tai mano filmuotojas dažniausiai yra ir modelis dažnai. Ir kartais net perima visą, pavyzdžiui, receptų filmavimą. Tai jeigu galima tai pasakyti, aš jį įdarbinu. Tai va. Freelanceris. Freelanceris. Bet daugiau nieko neteko samdyti. O taip, nu, kad tos motivacijos būna net tų tokių žodžių bangavimų. Bet labiau būna, kad nėra motivacijos. Kaip tada darai, kad padaryto turinio, ar tada nebūna, kad tas per prievartą tos turinio spaudimas, kad jis netoks skanus gaunasi? Nu, yra darbų sąrašas, atsiverti ir darai ir viskas. Tai, čia, tai ar pagal motivaciją visi dirba? Tai jeigu visi dirbtume pagal motivaciją, pusė darbų būtų nepadaryta, daugiau darbų. Okay. Čia aš taip pat ir su sportu ir su mityba. Nėra motivacijos. Nu ir gerai, tai darom be motivacijos. Gerai, reikia šito žinai. O kodėl turi būti motivacija? Tai jinai palengvina, labai palengvina be klausimų. Bet tai nereikia ant jos užkabinti savo atsakomybę. Tai aš žinau, kad man pastovumas būtent labai padeda. Ir aš darau. Aišku, stengiuosi kartais, kai yra tos motyvacijos, yra idėjų, labiau gal net, man labiau tas, būna kartais tų idėjų, nesugalvo arba nesigauna, kaip įsivaizdavai, tai tada jau stengiuosi daugiau pasidaryti į priekį. O kartais būna, išspaudai. Išspaudai, taip. Tai gal jis ir nėra toks geras turinys, bet jis yra. Čia kaip treniruotė, tai padarysi ir be motivacijos. Padarysi. Tai jau geriau tokia negu... Sunki bus. Negu nepadaryta. Jo, okei. Tu pati esi kūrus UGC turinę, ne? Taip. Kaip tau su to sekas? Tau irgi patinka šita pusė, nepatinka? Kaip ir sakiau, man kadangi patinka video kur, tai man įdomu ir aš mėgstu kurti istorijas, tai UGC... Aš pradėjau, bet tada ten vis tiek daugiausiai UGC nori ne istorijos, o produkto rodymų. Ir man tas, tai nėra tai, ką aš noriu daryti, aš noriu ten kažką įdomaus, ten visą scenarijų sukurti. O už visą scenarijų, tai pirmiausia, tai užima per daug laiko ir tai yra dažniausiai neapmokama Lietuvoje. Vis tiek UGC dažniausiai visi barteriu. Ja. Ir tada aš nusprendžiau, kad mano veidas bus per daug visur matomas, tai aš tiesiog apleidau visiškai UGC, aš imuosi labiau reklamos savo profilyje. Bet šiaip labai įdomu dėl to, kad iš tikrųjų, ką aš pastebiu, kad tas pasakojamasis, kur tu dalinies kažkokiom istorijom, tas UGC turinys žymiai geriau važiuoja. Tai taip, bet dažniausiai man gal net ne pats pasakojamasis, man kažkokia istorija, ar ten kažkur tas produktas įdėtas lyg ir netikėtai, bet jisai aiškiai parodomas. Bet labiau, kad daugelis brandų nori, kad būtų štai taip, toks produktas. Taip. Viskas. Bet tas neįdomu, žmonės to nežiūri. Jo. Tai tai aš tiesiog tokių, kur man nesinori. Bet jeigu užsako reklamą paprastai brandai puslapyje, tai jiem jau istorija yra įdomi dažniausiai, nes jie jau nori video, kuris tikrai važiuos gerai, žmonės žiūrės. Ir ten bus kažkur labai artima kitam žmogui. Tai aš labiau tokius imuosi. O kaip tau sekėsi, ar dabar kiek tenka bendrauti su brandais, ar nėra svarbu, tai yra sunku susikalbėti? Ką noriu pasakyti, nes šiandien kaip tik kalbėjau žodžiu su klientė ir jai tokia situacija atsitiko, kad jinai susirado turinio kūrėją, tiksliau tą turinio kūrėją parašė jai pačiai, kad sako, aš dėviu tavo rūbus, man jie labai labai patinka ir aš tikrai manau, kad mano auditorija patiks. Ir žodžiu, jos susitiko, apsitarė visas, ką jos nori, kaip padaryti, kiek ir kokio bus turinio, koks tai bus turinys, kad ten, žodžiu, bus naujienlaiškis, bus nuolaidos kodas, tas nuolaidos kodas tokiu metu bus ir panašiai. Ir tada atsitiko toks dalykas, kad nėra to turinio. Kažką biški padarė, kažko biški nepadarė. Ir tada mano ta klientė pradėjo įrašyti, kad sako, tai mes susitarėm, mes apsikalbėjom, kaip viskas bus, aš ir tikiuosi, kad tu tą padarysi, kad mes apsitarėm. Ir tada ta turinio kūrėja pradėjo sakyti, kad aš jaučiuosi spaudžiama, manęs niekas neturi spausti, aš čia noriu flow eiti, aš čia nieko nenoriu, žodžiu, aš niekam neįsipareigoju ir aš ką noriu, tą darau. Ir tada gaunasi toks, kaip ir tai viskas buvo sutarta, bet dabar kaip ir nieko, viskas visai kitaip. Tai man toks, kur aš šitą labai pastebiu iš turinio kūrėjų, kad
nu, jie vat padarysim bare minimum, žinai. Man atrodo, kad tu UGC dabar visi, kas pasiema kamerą, galvoja, kad jie gali daryti UGC. Ir man vien dėl to, kad aš kai pamačiau, kas ten vyksta, kad visi ima visus barterius ir taip toliau, tai dėl to aš ir visiškai atsiribojau nuo UGC, nes man, pirmiausia, jeigu aš noriu padaryti gerai, tai man irgi, kiek aš tų daiktų galiu pasiimti. Visiškai tikrai per daug. Tai aš manau, kad, tada ir kai brandai ima tuos UGC kūrėjus, kurie tiesiog moka pasimti kamerą, tai kaip galima tikėtis iš jų gero rezultato. Tam yra sutartisgi ir panašiai. Aišku, aš irgi tikrai nesu visais brandais pasirašinėjau sutartis, bet aš jau jeigu imu, tai jau imu. Ir paprastai atkeliauju su keliais video pasiūlymais. Ką galvojate apie šituos? Antras geriausias. Gerai, tada atkeliauju su video antru. Galim viską taisyti, visi kadrai yra. Gal čia mažiau, gal čia daugiau. Super, keičiam užrašą. Keičiam, be problemų. Susitariam tekstą. Nes jeigu jau darai, tai darai pilnai. Bet irgi tada, negali tikėtis, kad kiekvienas už barterį darys... Ypatingai, kai mes šnekam apie, nežinau, 10 eurų kažkokį tai produktuką. Šiaip čia labai, fainai iš tavo pusės, žinai, kad tu sakai, kad susigalvoji idėjas, kad tas idėjas iš karto apsitari, kad čia taip, kitaip. Čia, man atrodo, irgi tas labai svarbu tiek turinio kūrėjam, tiek verslams suprast, kad abi pusės turi kalbėtis. Nes abi pusės turi lūkesčius. Nes tu gali padaryti ten, įsivaizduoji, kad labai gerą video padarė, o iš tavęs brandas visai kažko kito tikėjęs. Tai čia aš net pati esu buvus tokioje situacijoje, kad mes kaip ir susitarėm, viskas buvo aišku, mes turėjom net online susitikimą, kur mes išsikalbėjom, kaip turim orientuotis, ką akcentuojat, kad bus 2 video, vienas apie tai, kitas apie tai. Ir mes nufilmavom ir mes prieš tai turėjom labai daug inspiracinių video, tai buvo labai aišku, kas turi būti padaryta. Ir mes visą tai padarėm ir tada peržiūrėjau, sako, bet mes ne to tikėjomės. Ir tada atsiunčia video, sako, mes šito tikėjomės ir jie atsiunčia visiškai kitokį video su visiškai kitu konceptu ir visiškai kitu pasakojimu. Būna. Tai aš stengiuosi tikrai labai jau iš pat pradžių aiškiai kalbėti ir sakyti, ir ką aš tikiuosi, ir kaip aš rodau, ir ką aš darau. Tai būna ir kad, tiesiog nesutampa mūsų vibe ir nedirbam kartu. O pagal ką atsirinkinėjai, su kuo dirbtam, o su kuo nedirbtam? Tai pirmiausia, aš naudoju ir naudočiau. Jeigu dar nenaudoju, sakau, pirmiausia, noriu išbandyti jūsų produktą ir tada nuspręsiu, ar aš jį norėčiau rodyti savo auditorijai ir tada, jeigu man patinka ir atitinka mano vertybės, tada rodau. Pavyzdžiui, niekada nerodau jokių detox, svorio metimų, kažkokių dalykų, net ir tų pačių papildų, taip labai atsirenkant stipriai. Tai tokių dalykų niekada nerodau. Ir ten kažkokių liekninamųjų procedūrų, nes aš manau, kad visai netame esmė. Šiaip dabar labai pastebėjau, pasakė apie papildus. Man atrodo, kad yra kažkoks, nežinau, atrodo, kad atsidarė viena gamykla, kuri siūlo visiems gaminti papildus. Ir visi daro tą patį, tokie patys buteliukai, tik tais kita etiketė. Aš nežinau, ar tu esi pastebėjus. Jų yra tiesiog tiek daug ir daugelis žmonių, visiškai jų nereikia, jeigu susitvarkytų mitybą. Mes pradam nuo kito galo. Imsiuosi papildų, bet tu valgai čipsus. Tai kam tau papildai? O šiaip, tarkim, vitaminai, kas yra, ne papildai, bet vitaminai. Kaip, manai, čia žmonės turėtų jos naudoti, ar turėtų labai irgi atsirinkti, ar pirmiausia einat pas šeimos gydytoją, pasidaro tyrimus, pasižiūrėt, ko jums trūksta ir tada vartoja to, ko reikia. Gal nieko netrūksta. Tai kam vartoti ir mes pinigus? Tai man čia irgi toks klausimas, nes visi tiek vitaminus perka, visi naudoja, ten prisistatė buteliukų milijoną, po ten 10 tablečių per dieną. Ir aš irgi pasidariau tyrimus ir man tuo momentu nieko netrūko. Būtent. Gerai, tikėtina, kad daugelis žmonių, galbūt Lietuvoje žiemą trūks vitamino D. Taip. Ir omegos 3, nes mes tiesiog naudojam per daug omega 6, kad būtų balansas. Visa kita. Tai dabar ir aš laukiuosi. Ir tai darau su tyrimus pastoviai. Ir sako, vitamino D biškai trūksta, bet šiaip tai... Tai ir tai atrodo, čia jau turėtų visko trūkti. Nieko netrūksta. Tai geriau, žodžiu, tos pinigus, ką išleidžiam ant vitaminų. Ant gero maisto. Nueikite turgų, nusipirkit daržovę.
produktų su kuo mažesnė sudėtimi, be visokių ir taip toliau, be žodžių, kurių nesuprantam, ir gaminkitės ir valgykit skaniai. Nu, čia geras čia. Iš tikrųjų, Viskas. Nu, čia vėl galbūt, žinai, tas ieškojimas Greitesnio rezultato, taip. Greitesnio kelio. Nepadės. Jeigu valgom ryte surelį, per pietus užvalgėm kavutę su sausainiu ir vakare užsisakėm iš Volto pizzą, kaip vitaminai padės? O šiaip, apie tą maisto reguliarumą, nu, ar svarbu yra, kad mes valgytumėm kiekvieną dieną, nu, tarkim, tais pačiais intervalais, ar tą pačią valandą, tarkim, arba, nu, kad būna, kad ten... Būtų geriau, bet vėlgi tai nesmė. Okay. Man tai, ką aš irgi labai dabar pastebiu apie tos protarpinius badavimus, kad, nu, mano nuomonė, man atrodo, yra sveika, kad, nu, mes neprisivalgom ten porą valandų iki miego ir mes ten, nu, tarkim, ten 10 valandų, kol miegam, tiesiog nevalgom. Nu, tai ir praeina ten, tarkim, 12 valandų tas protarpinis badavimas ir tu ryte normaliai atsikeli ir vėl normaliai pavalgai. Bet man vienas rylsas yra labai labai įstrigęs, aš gal jį vasarą mačiau, kad, žodžiu, pasakoja mergina, kad, sakom, mes vakare su Hebra sugalvojom pasidaryti, nu, ten sneksų. Dešrytės kumpeliai, čipsiukai, guminukai ir sako, mes tiek valgėm, mes visą naktį valgėm ten iki 4 ryto ir aš po to valgiau tik tais kitos dienos 4 vakare. Nu, tipo, nes reikėjo man tą vis tiek, nu, tipo, badavimą išlaukti. Tai man čia jau toks atrodo tas persikreipas, tas protarpinis badavimas, kur, nu, toks jau... Nu. Tai, bet vėlgi, čia mes pradedam ne nuo to galo, tai gal pradėkime nuo to, kad nereikėtų tų čipsiukų valgyti naktį, ne? Tai. Ir tada nereikės imtis kažkokių kraštutinumų. Tas protarpinis badavimas yra kraštutinumas. Mes visada imamės tų kraštutinumų, nes galbūt čia mums greitai padės, ne? Jo. Gal padės, gal ne, galbūt viską dar labiau sugadins. Ar tikrai nori to rizikuoti? Gerai, čia. Man labai patinka, aš vis prisigalvoju tokių, žinai. Nu, daug kas tokių užkimba už kažkokią, va, tai dabar protarpinis, čiagi keto buvo mada, čia dar dabar vis dienos badavimai mada, ne? Ar tikrai nuo to galo pradedam? Po to šitie sultyčių detoksai visokie. Kefyro. Kefyras nuostabus dalykas, tik nu, ne visai dienai. Ok, gerai. Einant nuo tavo asmeninio Instagramo profilio prie darbinio, žodžiu, ką jūs veikiat vasarom, tai kaip prasidėjo šitas profilis, vandens sporto visas profilis? Tai šitas jau prasidėjo labai standartiškai, nes mes sukūrėm verslą, nu, tiksliau, sumastėm sukurti verslą pandemijos metu. Aš į vyrą pažiūrėjau šitį. Bet Glenfit profilis atsirado pirmiau. Jo, Glenfit atsirado pradžioj dar prieš pandemiją. O tada jau paskutiniais metais pandemijos vyras sako, aš atidarau savo vandens sporto mokyklą, vandens sparnų, sakau. Gerai. Ir nu, tada supratom, kad reikia ją kažkaip reklamuoti. Tai va, tai reklamai pasirinkom socialinės medijas, tai čia šiuo atveju labai stipriai darėm ir YouTube, ir Instagramą, ir Facebooką. Čia mums ypatingai stipriai padėjo Facebooko grupės, nes vandens sportai, vandens sparnai yra labai specifinė bendruomenė. Paprastai tai jau yra tiek žmonės turintys finansų, nes tai yra brangūs sportai. Ir jie yra iš visų šalių. Nėra vienos šalies, mes nesifokusuojame į vieną šalį. Tai mums teko jau tikrai galvoti įvairius kažkokius sprendimus, kad kaip juos pasiekti. Tai mes vėlgi kūrėmės Instagramą ir aš nusprendžiau, kad darom jį labiau ne kaip business, o kaip vėlgi asmeninį brandą, kad nebūtų tik tai verslas, bet kad būtų kažkoks veidas. Tai aš, aišku, mano vyras jau šiuo atveju ten yra pagrindinis veidas. Ir aš kažkiek, bet jisai labiau. Ir tas, manau, mums labai labai stipriai prideda, kad mes ne tik reklamuojame, kad yra toks spotas ir atvažiuokit pas mus surfinti ir nuomotis ir mokytis, bet yra pagrindinis žmogus, kuris rodo, kaip jisai supranta kažką, kaip jisai pats surfina, kaip jisai renkasi įrangą, kaip jisai ją renka klientams ir tada važiuoja pas jį.
Tai kas geriausiai, va, aš Facebookas, YouTube'as ir Instagramas, kuri... Labai sunku pasakyti, mes nesam pasidarę tokio tyrimo, aš tiesiog girdžiu iš žmonių, nes mes vis užklausėm, kad plus, aišku, žinoma, yra puslapis, ne, su visa paieškos sistema. Bet mes išgirstam visi žmonių, kad jie atvažiuoja, sako, aš tavo YouTube žiūriu video ir dėl to čia atvažiavau. Kiti sako, jūs Instagram'e gerai varot, aš pas tave atvažiavau. Nes mes ir Instagram'e pasirinkom tokią techniką, kadangi mes vis tiek nesam profesionalūs atletai, reiškia, mes nedarom visų naujausių triukų, tai labai negalim vien kažkokio veiksmo gerų video padaryti. Galim mes juos padaryti gerus, bet jie yra pasidaro tokie patys, kaip daro dar 100 žmonių. Tai mes tada pradėjom daryti vėlgi juokelius iš poros. Kad ten vyras išleidžia labai daug pinigų įrangai, kad vėl jisai naują įrangą prisipirko. Tai taip mes galim ir parodyti, kad mes turim daug įrangos, kokios įrangos, bet kartu žmonės ir nori pasidalinti tokiu video. Mes vis juokiamės, kad atvažiuoja kažkas ir sako, taigi va, čia mano video iš WhatsApp grupės, čia filmuota buvom. Taip. Tai va, tai tokį mes ėjom kitų kelių, mes labiau darėm juokelį iš poros santykių ir kaip su įrangom įvairiom, su kaip vyras pastoviai eina į vandenį, o žmonai reikia dirbti. Va, tai, ir galbūt tas mums labai gerai pasisekė, plus Facebook'e mums labai stipriai padėjo grupės, nes tai yra labai specifinė bendruomenė. Ir jinai būrėsi į grupės ir tada grupėse galim vis... Plus, aišku, po kiek metų, jau dabar po 1 metų, po 2 metų, žmonės patys mus rekomenduoja. Bet va, čia irgi sakai, kad ėmė tą kitą pusę, darėt kitokį tą turinį. Čia irgi būna dažnas, kad žmonės sako, supranta, kad nori daryti kitokį turinį negu visi, bet neišgalvoja to turinio kitokio. Tai yra, man jisai neteina iš dangaus, ne, pats nukrenta. Ne, aš sėdžiu ir žiūriu kitų turinį, galvoju, kaip gal perkurti truputėlį į mūsų temą. Niekaip jis man irgi neteina. Visiškai aš turiu galvoti, bet turiu aktyviai tą daryti. Jisai pats, kai mano vyras, kai aš išvažiuoju iš Rodo ir palieku jį, tai daryk turinį, sako, tai aš nežinau, ką daryti, tai ir aš nežinau, ką daryti. Taip. Atsisėdi, sugalvoji, ieškai, bandai, eksperimentuoji, šitas nepaėjo, šitas paėjo, gerai, kažką reikia panašaus daryti. Mes visiškai eksperimentuojam. Tai to, ką mes kuriam būtent su vandens sportais, tą juokingą turinį, tai tikrai nieks su vandens sportais tokio nedarė. Mes visiškai, aš imu iš kažkokių tokių temų. Ir perkuriu jas į savo temą. Tai manai, kad tas kitoks turinys ir davė labai daug sėkmės nuo to peržiūrų, to matomumo? Manau, kad tikrai davė labai daug. Aišku, pats mano vyras yra profesionalas tame ir jisai labai daug turi žinių tame ir vien dėl jo žmonės važiuoja, bet kaip turinio tokio vandens sportų užkabinančių akį, tai manau, kad labai labai daug davė. O tai kuom skiriasi, tarkim, tavo asmeninio profilio auditorija, ko jai reikia ir vandens sporto auditorija ir ko jai reikia? Labai jos skiriasi? Tai yra visiškai absoliučiai skirtingos auditorijos. Aš netgi nesidalinu vieno ar kito turiniu abiejose, dėl to, kad vandens sporto auditorija yra iš labai skirtingų šalių. Pas mus ir australai, ir amerikiečiai, ir visa Europa. O mano turinys yra skirtas Lietuvai, mano turinys yra skirtas moteriams, vandens sporto turinys yra skirtas ir moteriams, ir vyrams, bet ten tikrai daug daugiau yra vyrų. Ir apskritai jis yra kitoks. Aišku, vandens sporto turinį mes kuriam labiau, kad atkreiptume dėmesį į save, kad žmonės mus pamatytų ir galvotų, va čia reikia nuvažiuoti, nes mes būtent duodam paslaugą nuomos, mokymų ir apgyvendinimo, tai mes norime, kad jie pas mus pasirinktų važiuoti. O mano turinys, aš kaip ir sakiau, nuo pat pradžių, jis vis dar ir toliau išlieka tam, kad aš tikrai galėčiau padėti, kad kuo mažiau merginų susidurtų su valgymo sutrikimais, kad kuo mažiau straglintų ir, žinoma, kažkiek kartu reklamuotų mano paslaugą. Tai, tai kaip manai, ar yra YouTube'as, tarkim, Instagram'as atskirai, kuo YouTube'as iš esmės skiriasi nuo Instagram'o? Kaip pati platforma, kaip tas
turinio formatas, kaip ten. Aš labai šiemet pykau ant vyro, taip gerai prasme pykau, nes jisai visą vasarą nekuria nei vieno video ir pasiekė 10 000 sekėjų tiesiog. Dėl to, kad YouTube, kad ir tu turi seną video, bet jisai paieškoje yra populiarus, jisai pastoviai bus rodomas. Instagrame, tu prieš pusmetį papaustinai, nieks nepamatys. Tu turi pastoviai dirbti ir kurti ir paustinti naujai ir panašiai. Tai YouTube, žodžiu, svarbu labai kabinančios antraštės, ne, kad toliau ir tema apskritai tokia, kuri būtų įdomi ir jos ieškotų. O kuo skiriasi, pavyzdžiui, YouTube'o turinys ir Instagramo turinys? Tai YouTube jau pirmiausia tai yra daug ilgesnis. Jau ten mes šnekam apie 20-30 minučių. Kažkoks sėda ir jau žiūri jį visą. O Instagramui jisai labai greitai, ten reikia pagauti, nes Instagram yra tiek turinio, kad jeigu tu nepagavai per 3 sekundės dėmesio žmogaus, jisai jau viskas nukeliavo kitur. Tai iš esmės, kai galvojat apie turinį, kai kyla idėjos, iš karto nefiltruojat, kas geriau YouTube'ui būtų, kas geriau Instagramui. O YouTube'ą daro mano vyras, o aš jau darau Instagramą, TikToką, Facebooką. Nesudėtinga, ant Instagramui išsukti, išgalvot, kaip per tas kelias sekundės parodyti kažką. Aš pat sudėtinga. Bet viskas vis tiek darimo būdu. Darimo būdu, taip. Okay. Jeigu dabar pas tave ateitų žmogus, kuris neturi savo Instagramo, ten tiesiog savo asmeninį kažkokį turėjo ir sako, noriu pradėti kurti turinį sporto tema. Ką jam pasakytum, ką jam patartum, ką jam rekomenduotum? Sakyčiau, gerai, kurk be motyvacijos, yra ar nėra, daryk, ieškok, eksperimentuok, rask savo kampą ir nepasiduok. Svarbiausia, ne, kad išlaikyti, žodžiu. Taip. Bet būtent iš sporto temos specifikos, ar yra kažko? Nežinau, visi kuria skirtingai. Aš irgi kuriu labai skirtingai, palyginus su kitom ar kitais treneriais ir manau, kad reikia tiesiog rasti savo, nes vieni nori daryti, kaip sakau, gyvenimiškas situacijas ir labiau juoką, kiti nori labai rimtai, kiti nori rodyti technikas, kiti nori rodyti save galbūt, ne? Tai reikės rasti savo. Kiekvienam visiškai savo. Ir pabaigai. Ateina šventės, bus kūčios, visi sėsim prie stalų. Tai ką daryti prie to stalo? Valgyti, nevalgyti, save varžyti, nevaržyti, silkę valgyti, bet mišrainę pastumti šoną ar ten. Ko blogai mišrainė? Ko nusikalto mišrainė? Majonezas, nežinau, tai... Tai gerai, taigi nevalgysim kalno jo, ne, su šaukštu majonez. Gerai, pirmiausia, tai šventės vyksta kiek kartų per metus? 2-3. Tai kodėl mes taip fokusuojamės į tas 2 dienas? Čia vėl į tas kaip nevalgom. Čia vėl, vėl fokusuojamės į tas, ko nevalgom. Svarbiausia, ką mes darom aplink tas šventes, o ne tą 1-2 dienas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, šventės yra švęsti. O nesėdėti ir skaičiuoti gramiukus, ar ten atsisakyti mišrainės, kurią tu vieną kartą per metus gauni. Negi taip dažnai mišrainės valgo. Tai reikėtų švęsti. Antras dalykas, reikėtų pasimėgauti savo šeimyną, draugais, užsimti kažkuo, užsimti veiklą ir tuo pačiu maistu pasimėgauti, o ne ryti. Bet tas dažniausiai vyksta, jeigu žmonės tau draudžia labai ilgai. Jeigu yra draudžiu, atėjo šventės, tai man čia reikia atsivalgyti. Jeigu tu visą laiką valgai maistingai, tu savo nedraudi visko. Tau net nebus to noro, kaip tik norėsi pasimėgauti, ne? Tu paragausi to, bet tu jausi, kad jau pavalgiau, jau pilnas. Ir netgi jeigu tu persivalgysi, ir kas, taigi čia yra 2 dienos. Čia gal irgi toks būna dažnas, kad ten laikiaus, tada dabar tas, ten 1-2 dienas privalgiau ir viskas. Čia yra didžiausia problema. Jeigu taip daro, tai tada jau, žinokit, reikėtų pradėti nuo dabar ir nebesilaikyti, o valgyti maistingai ir pakankamai. Nes taip, tada žmonės valgo labai mažai, per mažai ir tada persivalgo labai stipriai, kas yra ir emociškai sunku ir fiziškai labai sunku. Po to atrodo nutrūksti nuo grandinės, tai čia, tai dabar vėl kol įsivažiuosiu. Tai reikėtų ne nuo to pradėti, o pačią šventės reikia švęsti, o ne skaičiuoti gramus.
Geras. Nu, tai va, tai, žodžiu, tokia nata mes ir užbaigiam šitą pokalbį. Labai labai ačiū tau, kad atvažiavai, kad, žodžiu, galėjom pasikalbėti. Manau, labai taip įdomiai. Iš skirtingų pusių galėjom apimti, apkalbėti, aptarti. Tai labai labai ačiū tau. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach ya how to open up a nice